Sveiki, čia Valinsas Balsevičius ir šiame video parodysiu, kaip susikurti surinkimo vieneto brėžinį arba gamyklinį brėžinį. Tai lig šiol vaizdus ir pjūvius, detalės kūrėme projekte, dirbdami su pačiu modeliu, tačiau galime sukurti kiekvienam elementui jo atskirus brėžinius. Tai pavyzdžiui, turime koloną ir armatūrą ir norime sukurti atskirą brėžinį, kaip pagaminti šitą koloną su armatūra arba siją kokią su armatūra įdėtiniam detalėm ir taip toliau. Tai, pavyzdžiui, galime tą ir padaryti. Įeinu į vaizdą, 2 kartus spaudžiu ir pasirenku šios elementus. Tai yra siją, armatūrą ir kitą armatūrą, visus elementus, kuriuos noriu įtraukti į gamyklinį brėžinį. Ir čia yra toksai mygtukas Create Assembly. Paspaudus jį, turim pasirinkti kategoriją, kaip ir kam priskirtas pavadinimas ir tiesiog pavadiname kaip mums patinka, tarkim CS1. Aš turiu specialų įrankį, kuris automatiškai pavadina ir surenka visus elementus į vieną, pavadina pagal pozicijos numerį, bet kai naudojame tik Revitą, tai darome taip. Ir pasižiūrime, pavyzdžiui, dabar jisai tampa toksai kaip ir blokas, assembly vienetas. Matote, pažymėjus savybių lange rašo, tai yra assembly, pavadinimas ir savybės. Ir nuėjus, pavyzdžiui, 3D vaizdą, galim irgi galbūt pasižiūrėti, pasižymiu šitą surinkimo vienetą. Ir tai jau nebėra, kad aš siją pažymėjau. Jeigu izoliuosiu laikinai, matysime, kad izoliavau visą šitą surinkimo vienetą. Jeigu noriu pažymėti atskirai, pavyzdžiui, tik siją arba tik armatūrą, užvedus pelę, turiu spausti Tab klavišą ir tada jau galėsiu pažymėti armatūrą, bet visų pirma, man Revitas leis pažymėti šitą visą surinkimo vienetą su visais elementais, kurie jam priklauso. Tai čia toks pažymėjimo ypatumas, o dabar kaip sukurti jo brėžinius. Tai turim šitą elementą, einame į pačią projekto apačią, Assemblies ir matome, jisai čia atsidūrė tas naujas mūsų surinkimo vienetas. Tai užvedus pelę ant jo, galiu pasirinkti Create Assembly Views, sukurti gamyklinius brėžinius surinkimo vieneto ir pasirenku mastelį, koks bus visuose sukuriamuose vaizduose. Nebent aš nustatyčiau View Template jiems, tai šabloną priskirčiau kiekvienam vaizdui, taip, kurdamas. Ir galiu pasirinkti, kas bus sukurta, kas nebus sukurta. Taip pat galiu pasirinkti lapą, koks bus sukurtas lapas ir priskirta šitam surinkimo vienetui. Tai aš tiesiog viską įjungsiu ir paspausiu OK. Tai va, ir sukūrė man vaizdus. Dabar priskyrė šitam surinkimo vienetui visus šitus vaizdus. Jeigu aš projektą sukursiu daugiau tų surinkimo vienetų, pavyzdžiui, koloną, vėl pasirenku koloną, spaudžiu sukurti surinkimo vienetą, K1, pavyzdžiui, OK. Ir turiu antrą elementą čia sukurtą. Tik tiek, kad aš dabar pasirinkau tik koloną, tai bus tik kolona įtraukta be armatūros. Tai, pavyzdžiui, vėl tą patį Create Assembly Views, pasirenku, ką noriu matyti, lapo formatą, spaudžiu OK. Ir tada ir kolona turi šitus visus brėžinius sukurtus. Tik tai matome, kad dabar neturiu armatūros. Ta armatūra ar elementus galiu pridėti vėliau. Tai, pavyzdžiui, pasirinku šitą, Add, galiu tiesiog paspausti, kurie elementai dar turėtų įeiti į šitą surinkimo vienetą. O dabar tą ir padarau. Taip. Dabar jeigu pažiūrėsime, vėl grįžime į vaizdą, jau matosi, kad ir armatūra įtraukta. Ką čia turime iš tų vaizdų ir kaip juos suprasti? Material Takeoff, tai yra medžiagų kiekių žiniaraštis, paskui Part List, tai toksai ypatingas žiniaraštis, kur yra visi elementai, kurie įeina į surinkimo vienetą. Tai visos kategorijos, tai matome čia tiek koloną, tiek armatūrą. Dar galime dėl įdomumo, pavyzdžiui, pridėti
kažkokią detalę, pavyzdžiui, plokštelę, ne? Čia įterpsiu ant paviršiaus, tada turiu vėl edit assembly, add, pasirinkti šitą elementą, kadangi čia yra pridėtinės šeimos, reikia run new paspaust. Ir einame vėl į 3D vaizdą. Na, matome mūsų plokštelė irgi čia jau atsidūrus. Ir prie part list jinai irgi įtraukta. Ne? Tai va, tai turime visus elementus čia. Paskui yra, kiek kolonų yra mano surinkimo vienete, kadangi aš galiu tą surinkimo vienetą daryti, kad ir iš 10 kolonų. Ne? Tačiau aš čia noriu gamyklinį vienos kolonos brėžinį šiuo atveju padaryti. Dabar, kai pasižiūrime į top view, ką reiškia top view apskritai, arba front view, ne? Iš kur žinot, kuris yra front view, o kuris yra left view, kai mes turime atskirą elemento brėžinį. Tai čia galime nueiti į 3D vaizdą ir kai pasirenku edit assembly, yra toksai elementas, kuris vadinamas assembly origin, matote savybių lange, ir rodiklė žalia reiškia front view kryptis, čia būtų bottom view kryptis, o čia right view kryptis. Ne? Tai pagal tai ir šitie vaizdai ir buvo sukurti. Kartais gali atsitikti tokia situacija, pavyzdžiui, jeigu aš būsiu pjūvyje, kur turiu santvarą, ne, ir pažymėsiu visus šitus santvaros elementus, pavyzdžiui, structural framing elementus ir sakysiu, noriu sukurti surinkimo vienetą. Ir jisai man rašo, kad kai kurie elementai negali būti įtraukti į surinkimo vienetą, o priežastis ta, kad aš šitiems elementams panaudojau steal komandą. Tai jeigu jūs panaudojate steal kažkurią komandą, tai tiek šito elemento, tiek šito nebegaliu įtraukti į surinkimo vienetą ir paruošti atskiro brėžinio. Tai pabandysiu tiesiog galbūt vieną tinklelio elementą sukurti kaip surinkimo vienetą, nes noriu parodyti dėl vaizdų krypties. Tai parinksiu, kad, pavyzdžiui, pozicija 2, ok, ir dabar nueisim, redaguosim ir matote assembly origin. Jeigu aš sukursiu, pavyzdžiui, dabar vaizdą jam, create assembly views, paspausiu tiesiog ok, tai į front view, pavyzdžiui, pakeisiu matomumą, tai matote, kad jo kryptis dabar kaip ir priekio vaizdo yra tokia, kokia jis yra modelėje. Tai tas nėra gerai. Tai, pavyzdžiui, dabar redaguoju, 2 kart ant assembly paspaudžiu, šitą elementą patempiu ir, tarkim, sulyginu su elemento kraštu, tada darau rotate, pasirinku horizontalę, prilyginu šitai krypčiai, kad būtų taip, ar ne. Ir dabar tiesiog ištrinsiu vėl visus vaizdus, kuriuos sukūriau prieš tai, delete. Pats elementas liko, tačiau jos vaizdus ištriniau. Dabar create assemblies ir spaudžiu OK. Ir dabar nueiname į front view, įjungsiu vėl fine ir matote, dabar jau tas vaizdas yra horizontalus. Tai tai priklauso nuo assembly origin, kaip jisai yra orientuotas, taip ir vaizdai bus kuriami. Tai čia yra svarbus dalykas, tą reikia daryti rankiniu būdu arba naudoti papildomus įrankius. Aš turiu Revit priedus ir neįsivaizduoju, kaip būtų įmanoma dirbti jų neturint, kadangi čia daug darbo tiek priskirinėti šablonus skirtingiams elementams, kai mano priedas turi konfiguracijas, kur aš galiu nustatyti, kaip bus, kokie bus masteliai, kokie bus šablonai, kokie bus matmenys sukūrėmi, o šiuo atveju yra sukūrėmi tik vaizdai ir taip pačiam rankiniu būdu reikia pasisukinėti assembly origins, tai surinkimo vieneto koordinačių tašką, tam, kad galėtum bent jau vaizdų kryptis geras gauti, o paskui, aišku, reikia pačiam ir susidėti matmenis, tarkim, turim vaizdą, ne, ir tada dedamės matmenis, pakeisiu į linear ir, pavyzdžiui, turėčiau taip daryti
ir susidėti savo matmenis ir tokiu būdu susikurti savo surinkimo vieneto vaizdą. Ir ten, tarkim, tag galime panaudoti. Ir vėl, kai tag darau, užeinu, jisai nori uždėti žymą assembly elementui, tai reikia paspausti tab, tam, kad galėčiau uždėti žymą structural framing elementui. Jeigu, aišku, poziciją noriu parodyti structural framing elementų, konstrukcinio rėmo elementui, o ne pačiam surinkimo vienetui. Tai čia priklauso nuo sistemos. Mes darbe dedam elementams, nors šiaip tai būtų daugiau logikos surinkimo vienetams dėti, kadangi tai yra surinkimo vienetas ir jį reikės pagaminti, ir jį reikės sumontuoti. Tai gerai, turiu šitus matmenis, pavyzdžiui, ir galiu nueiti į lapą ir tiesiog įkelti vaizdus, kuriuos noriu. Tai čia, aišku, aš vaizdų prikūriau per daug tokiam elementui, jam nereikia tiek vaizdų. Tai jeigu nereikalingi tie vaizdai, vėlgi, jūs juos galite ištrinti. Tačiau jeigu tai būtų sija arba kolona, tai greičiausiai jums reikėtų ne tik šito vaizdo, ne tik šito vaizdo, kuriame jūs vaizduotumėt skersvį, bet greičiausiai, kad jums reikėtų dar ir papildomo vaizdo, tai tada galima jį duplikuoti, susikurti kopiją ir, tarkim, čia jau būtų kažkoks klojinio vaizdas, hide and view category, kur vaizduočiau tik tai klojinio matmenis. Tai tada hide and view category irgi galiu padaryti, hide and view category, ir galiu susidėti, tarkim, tos savo matmenis, kurie reikalingi būtent šitam vaizdui. Tarkim, čia turiu matmenis, sudėsim, taip, ir tada tiesiog vėl į lapą mes įkelinėsim šitus vaizdus, šitą vaizdą, čia vėl per daug šiek tiek rodo, hide and view category, gerai, hide and view category, dar kad tai padarysiu, ir čia vėlgi susidedam, pasivadinam kaip reikia, ten pjūvis ar kažkaip, žodžiu, susidedam reikalingus vaizdus ir bus paruoštas mūsų gamyklinis brėžinys. Taip pat galime turėti tiek vieną lapą, tiek kelis lapus, tačiau vėlgi juos reikia prisidėti. Arba galime tiesiog duplicate empty sheet, ir tada turėsim 2 lapus, į kuriuos galime sudėti kitus vaizdus, tarkim, mums reikalingus, tai yra kiekių žiniaraščius, armatūros žiniaraščius ir panašiai. Tai armatūra irgi rodoma tik tai šitam surinkimo vienetui priskirta armatūra, kita projekto armatūra čia nerodoma. Tai dirbant su surinkimo vienetais, čia ypatingai svarbu turėti vaizdų šablonus, nes tikrai mes norėsime juos priskirti iš karto automatiškai, kurdami, o ne kiekvieną kartą čia kažką spaudinėdami ir kad kažko norime ar nenorime vaizduoti. Tai norėsime turėti armatūrai atskirą vaizdo šabloną, klojiniui atskirą vaizdo šabloną ir taip toliau. Ką dar reiktų žinoti apie surinkimo vienetus, kad, pavyzdžiui, jeigu aš turiu vieną iš jų ir kopijuoju, tarkim, čia, nukopijuosiu, gaunu pranešimą, kad toks pat vardas to surinkimo vieneto, tai čia turiu CS1, čia yra CS2. Tai brėžinių, kaip ir čia papildomo neatsirado. Nėra, kad turėčiau 2 S1 elementus, yra tik tai vienas S1 ir tik vienas iš jų turi brėžinius. Bet kadangi jie vienodi, tai mums kaip ir nereikia pateikti 2 kartus to pačio brėžinio. Bent jau daugumoje atveju, įmonė, kurio aš dirbu, mes darom kiekvienam elementui atskirius brėžinius, bet kiekvieną iš jų kitaip ir užvadinam. Tai dabar S1 ir S1, jeigu pažymim, matysite viršui, kad čia, pavyzdžiui, pažymėta disassemble, tai tiesiog išrinkti vėl turėsime siją ir armatūrą, redaguoti, ir yra acquire views. Šitas turi acquire views, šitas turi create views. Tai šitam galime kurti brėžinius,
Šitam galime perkelti tos brėžinius, tai nuo šito pasimti į šitą ir jau tada jisai turės tos brėžinius su savim susijusius. Tai galima sakyti, kad čia yra pagrindinis elementas, o čia yra jo kopijos. Jeigu tik tai kas nors pasikeičia, pavyzdžiui, aš paimsiu šitą armatūrą ir pasakysiu 31, iškart gaunu pranešimą, kad naujas surinkimo vienetų tipas buvo sukurtas. Ne? Tai pasižymiu ir matau, kad čia dabar jau jisai automatiškai pervadino, ne? Kaip jam šovė į galvą iš tikrųjų, pagal paskutinį mano numeravimo poziciją 3 pasidarė. Ne? Tai aš galiu tik tai pasidaryti numeraciją ir pasidaryti, kad tai yra SIA S2, ne? Ir turėsiu tą savo elementą, vėl galėsiu kurti ir jam brėžinius, kadangi jis yra kitoks. Tai su tais pokyčiais tai labai atsargiai reikia, kadangi jeigu tik tai 0,01 mm paslinksiu armatūrą, tai iš karto bus kitas surinkimo vienetas. Taip pat, jeigu jūs turite labai panašius elementus, tarkim, skiriasi iš tikrųjų tik tai, tarkim, viena plokštelė pas šitą daugiau, pas šitą mažiau, tai vis tiek brėžinius turėsit kurti nuo nulio. Kadangi turit naują elementą, iš karto kuriat, vienu žodžiu, vis tiek tas pats procesas laukia su visais matmenim, vaizdų dėjimais į lapus ir panašiai. Todėl, kai turi automatizavimo priedus, tai tada galima dirbti su to. Taip, tai čia mano nuomonė labai ilgas darbas, bet kuriuo atveju žiūrim toliau, ką čia galime dar svarbaus apie jį pasakyti. Jeigu mes turime kelis surinkimo vienetų elementus savo modelį, tai su kolonom ir sijom tai dar visai neblogai galima pažymėjus juos, pavyzdžiui, pakeisti į tą kitą elementą, ar ne? Ir dabar aš turiu 3 S1 elementus savo projekte. Tačiau jeigu, pavyzdžiui, ten turi skirtingas kryptis, arba turim sienas, ant kurių esam ant viršaus pridėję detalių, ant šonų, ant galų, tai ne viskas puikiai suveiktų, nes ten nušokinėja tos detalės ir panašiai, todėl pasitestuokite, pasižiūrėkite, kaip jūsų atveju elementai suveiktų, nes tikrai ne visose situacijose galite taip planuotis dirbti. Tai kai mes turime surinkimo vienetus, tai irgi tai yra atskira kategorija, kuriai galime kurti žymas, kuriai galime kurti kiekių lenteles projekte, ne? Tik tai, kad matomumo negalime išjungti, nebent jis būtų priskirtas kažkokiam darbo grupiai, worksetui, kai dirbame centriniam faile, tada tą worksetą išjungus galima išjungti assembly kaip vienetą, jeigu erzina šitas, kai norim pasižymėti elementą, kad spaudinėti visą laiką tab klavišą tam, kad pažymėti jam priklausantį elementą. Tiek trumpai apie surinkimo vienetus ir jų vaizdų kūrimus. Iki.